Seniai svarsčiau vieną iš savo video pokalbį su jumis paskirti lietuvių ir baltarusių santykiams. Tuo labiau, kad Europos parlamente esu atsakinga už rytų partnerystės šalis. Esu Europos liaudies partijos deleguota parlamento asamblėjoje su šiomis šalimis vicepirmininkė. Tačiau labiausiai rūpi mūsų pačių saugumo ir ateities klausimai susiję su šiuo regionu. Proga pakalbėti būtent apie lietuvių baltarusių santykius suteikė šią savaitę paskelbtas Valstybės saugumo departamento pranešimas. Jame sakoma, cituoju, ilgoka citata. Nuo 2023 metų Rusijos ir Baltarusijos žvalgybos tarnybos Lietuvoje vykdo informacinę psichologinę operaciją, kuria siekiama kurstyti etninę įtampą tarp Lietuvos visuomenės ir naujosios Baltarusių diasporos, bei priversti juos jaustis nesaugiai Lietuvoje. Taip bandoma formuoti Lietuvos kaip ksenofobinės valstybės įvaizdį. Citatą tęsiu. Per šią operaciją organizuojami teisės pažeidimai tampa vis pavojingesni ir jau nustatyta bandymų įvykdyti smurto išpuolius prieš Lietuvoje gyvenančius baltarusių bendruomenės atstovus. Jos organizatoriai bando imituoti dviejų tarpusavyje susipriešinusių jėgų – litvinizmo ideologiją propaguojančių baltarusių ir prieš juos tariamai kovojančių lietuvių grupių veiklą. Citatos pabaiga. Citavau Valstybės saugumo departamentą. Labai svarbus perspėjimas. Norėčiau, kad jį suprastų lietuviai, kurie tikrai nėra jokie rusų agentai. Atvirkščiai, patriotiškai nusiteikę piliečiai, kuriems svarbi Lietuvos istorija, svarbi Lietuvos ateitis. Deja, bet kartais taip nutinka, kad nuoširdus ir labai nuoširdų žmonės, net nenorėdami pakliūva į kitoms valstybėms naudingą politikos burbulą. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Turime skaudžią situaciją Vašingtone, kai svarstom, kodėl taip sutampa Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos interesai. Na, o artimesni šiam lietuvių baltarusių santykių kontekstui pavyzdžiai yra susiję su ES plėtra ir ypač Vakarų Balkanuose, visai netoli mūsų. Man akivaizdu, kad ir Kremlius ruošia dirvą tam momentui, kai gali susiklostyti palanki situacija europietiškai Baltarusijos integracijai. Kas vyksta Vakarų Balkanuose, bulgarai prieštarauja makedonų narystiai, todėl kad jų kalba neva yra ne makedonų, bet bulgarų ir dar visokių ten kitų istorinių dalykų. Kai kas juokės ir sako, kad apskritai narystė ES būsima Baltarusijos neįmanoma. Galbūt. Tačiau akivaizdus Lietuvos interesas, dėl kurio verta dirbti, kad demokratijos erdvė išsiplėstų bent iki Smolensko. Tai mūsų gyvybinis interesas. Jei norite aiškiau, mums būtina, kad sostinė Vilnius nebūtų vos 30 km nuo sienos su Kremliaus valdoma teritorija. Mums rūpėti turi, kad ten išsiplėstų demokratijos erdvė. Taigi, kam ruošiama dirva? Kad Lietuva priešintųsi galimai Baltarusijos narystė ES, kaip jau minėjau, panašiai kaip bulgarai priešinasi dėl Makedonijos, ar graikai priešinosi dėl Makedonijos, net ir dėl jos narystės NATO, irgi dėl istorinių dalykų, arba vengrai dėl Ukrainos, dėl vengrų ten gyvenančių. Taigi kažkada buvusi bendra istorija ne tik Lietuvoje, bet ir daug kur Europoje, tampa įrankiu Kremliui, kad tą istoriją, kartais gana skaudžią, dažniausiai bendrą istoriją panaudotų kaip įrankį Kremliui. Panašiai vyksta ir pas mus, ir taip aš vertinu tai, dėl ko perspėjo Valstybės saugumo departamentas. Jie mato konkrečias pastangas, faktus, kaip tai daroma, kad žmonės yra verbuojami, dažniausiai jauni, neturintis pinigų, norintis užsidirbti, atakoms prieš Lietuvoje gyvenančius Baltarusijos opozicijos atstovus jie samdomi.
Skleidžiama taip pat dezinformacija, aš pati girdžiu ir kaimuose, ir net savo kaime, kokia neapykanta Svetlanai Cichanauskai yra skatinama ir skleidžiama, taip pat jos bendražygiams. Kremliaus svajonė išstumti Baltarusijos lyderę iš Lietuvos ir taip sukompromituoti mus demokratinio pasaulio akise. Dar šiek tiek apie litvinizmą. Taip, jokia paslaptis, kad yra tokių aršių baltarusių ir nuo seno, kurie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę sieja ne su Lietuva ir lietuviais, bet su litvinais, kurie neva buvo pagrindinė šios valstybės tauta. Tačiau taip galvoja tikrai nedauguma baltarusių ir tikrai ne už europietišką Baltarusiją kovojanti opozicija. Bendrauju su jais tiesiogiai ir Lietuvoje, ir Europos parlamente, todėl gerai žinau jų nuostatas ir jų nuotaikas. Jie patys yra įsitikinę ir labai skaudžiai išgyvena, kad būtent taip Kremlius naudoja juos prieš Lietuvą ir lietuvius. Jokia paslaptis ir nuo labai seniai, kad aršiausiai litvinizmą propaguojantis ir Lietuvą niekinantis baltarusiai dažniausiai yra ir Kremliaus draugai. Jei būčiau Kremliuje atsakinga už Baltarusiją, būtent šiuo keliu eičiau – priešinti lietuvius su baltarusiais per jų bendrą istoriją. O ta istorija tikrai buvo bendra. Ir senoji slavų kalba buvo rašytinė, ir valstybinė tuo metu, ir gudai, dabartiniai baltarusiai, lietuviai gyveno toje valstybėje, ir vytis buvo visoms tautoms, kurios tuomet gyveno Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Tas vytis buvo visų gerbiamas, bendrai naudojamas kaip herbas ir kariavo kartu, gyveno šalia ir kentėjo kartu. Nuo tų pačių okupantų, nuo tos pačios Rusijos agresyvios. Ir Vilnius buvo svarbi kultūros istorijos dalis gudams. Čia dirbo jų garsiausi žmonės, jie ir lietuvių istorijos svarbi dalis. Beje, Vilnius svarbus ir žydams, ir lenkams, ir žinoma, dabar jau tai mūsų Lietuvos pati svarbiausia vieta, sostinė ir mūsų valstybingumo simbolis. Vytis beje tapo baltarusių valstybingumo simboliu dar 1918 metais, kai jie bandė kurti savo valstybę, taip kaip mes tuomet kūrėm. Jiems dėja tuomet nepavyko, bolševikai gana greitai sugebėjo užgniaužti tas pastangas ir pajungė Baltarusiją sovietiniai Rusijai, bent jau didžiąją dalį jos. Kitas bandymas buvo vėl beje, kartu su mumis 1991 metais, kai Vytis, jų vadinama pagonė, tapo valstybės herbu. Vytauto Landsbergio vadovaujama Lietuva tuomet pripažino Baltarusijos valstybingumą kartu būtent su šiuo herbu, su jų pagonė. Tad kas nutiko dabar, kad mes kvestionuojame savo kaimynų simbolius? Turėkim kartu šios ženklus. Tuo labiau, kad jiegi tie ženklai turi heraldikos skirtumų, kad tik Baltarusija pasuktų vakarų link, toks mūsų interesas. Juk ir Skandinavijos valstybės, kažkada turėję bendras valstybės, šiandien pasidalino tuos pačius simbolius ir labai gražiai sugyvena. Esu įsitikinusi, kad Lietuvos interesas yra ne rusiška baltarusių tapatybė, ko siekia Lukašenka ir Kremlius, panaudodami beje tuos aršiausius litvinistus, bet europietiška tapatybė. Tik europietiška baltarusų tapatybė gali atverti kelią ir kitokiai, ne diktatūriniai, ne Lukašenkos Baltarusijai šalia mūsų. Tai, kad jie kildina save iš europietiškų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šaknų, yra teisingas sprendimas, nes Kremlius nori, kad jie kildintų save iš Rusijos, iš visokių bendrų istorijų, kurios jiem buvo primestos. Neturiu daug vilčių, kad mano mintis pakeis kai kurių aktyvių kovotojų prieš baltarusių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tapatybę, tačiau reikia kalbėtis bent jau tiems, kurie nori girdėti ir kalbėtis atvirai, aiškiai, nebijant. Ir aš čia kalbėjau ne apie ekonominius migrantus, ne apie tą antplūdį, kurį tikrai reikia stabdyti ir reguliuoti, kontroliuoti. Kalbėjau ne apie nuolat per sieną migruojančius tiek baltarusius, tiek lietuvius. Tai irgi būtina kontroliuoti, reguliuoti ir mažinti.
Mano mintis apie esminius dabarties ir ateities Lietuvos saugumo klausimus, kurie yra neatsiejami nuo situacijos į rytus nuo mūsų. Kuo daugiau demokratinės erdvės, tuo mes saugesni. Tai, apie ką paskelbė Valstybės saugumo departamentas, yra sudėtinė Rusijos hibridinio karo prieš mus dalis. Tai yra tai, prieš ką kovoja ukrainiečiai fronte ir kam priešinasi kitos kaimininės tautos – Kartvelai, Moldavai, prieš tą patį, prieš Kremlių, prieš Rusijos imperialistinę kolonijinę politiką. Baltarusijos ateitis ir mūsų santykis su šalia gyvenančia tauta yra tos pačios dėlionės dalis. Tai tikrai yra mūsų ateities ir saugumo klausimas, todėl labai kviečiu neužkibti ant Kremliaus kabliukų ir labai atsargiai dėlioti santykius su mūsų kaimynais. Ačiū, iki kitų kartų.